Kiekvienas iš mūsų namuose gali apžiūrėti savo augintinį ir padaryti tą pirminę apžiūrą, ar mūsų augintinis išoriškai atrodo sveikas. Šiandien mano pacientas, net nevadinčiau jo pacientu, o tiesiog yra klinikos draugas Koko. Koko puikiai žino savo vardą ir šiandien mes pabandysime apžiūrėti Koko, kaip jis atrodo ir kokius pagrindinius aspektus, į ką jums reikia atkreipti dėmesį pas gyvūną, aš jums šiandien parodysiu. Trumpas filmukas, bet filmukas yra informacinis, nes daugelis šeimininkų nežino tiesiog į ką atkreipti dėmesį ir įvertinti savo augintinį. Taigi, visų pirma, mūsų apžiūra prasideda nuo bendro kūno sudėjimo. Šonkaulių sritis, jinai visą laiką turi būti platesnė negu pilvas, kas pas daugelį būna priešingai. Šonkauliai turi jaustis, nes jeigu jie nesijaučia, reiškia augintinis jau yra turintis viršsvorio. Apžiūra dažniausiai pradedama yra nuo viršaus ir ką reiškia nuo viršaus, nuo pačios galvytės. Visų pirma, reikia gyvūną paglostyti, kad jisai priprastų. Jeigu tai yra jūsų naminis gyvūnas, tai žinoma, su juo jūs galite elgtis drąsiai, nes jisai jums tikrai neįkas. Ir jūs visų pirma galite apžiūrėti. Apsižiūrima, apglostoma, ar nėra jokių išorinių guziukų, darinukų, kažkokių, sakykime, karpučių. Jeigu viskas yra gerai, kaip šiuo metu pas Koko puiku, tada mes galime apžiūrėti dantis. Dantis apžiūrėti pas augintinius yra labai lengva. Jums tai reikia pakelti viršutinę lūpą, šiek tiek kilstelėjus, nereikia aukštai kelti ir matomi priekiniai ir iltiniai dantis. Kad apžiūrėti krūminius dantis, jūs turite su pirštuku šiek tiek patraukti ir apžiūrėti va šitą krūminį dantį, kuris dažniausiai yra nepastebimas. Kaip matome, pas Koko yra minimalus apnašų kiekis. Dėl tokių apnašų aš gyvūnui dantis valyti tikrai nerekomenduoju. Tai tiesiog kreipti situaciją, reikia žiūrėti, ar būklė jo neblogėjanti dantukų. Toliau mes apsižiūrime šuniuko akytės, ar jos atrodo vienodai, ar jos yra blizgančios ir pereinama tada jau prie ausies. Ausytės yra atlenkiamos ir yra vertinamos. Ausies landa, kaip matau, pas Koko ausytės nėra pilnai švarios, jas tikrai dar galima pavalyti ir ausies kaušelis iš vidinės pusės daugiau turi būti toksai balkšvos spalvos, šiek tiek raustelėjęs, bet neturi būti raudonas, nes raudona tai rodo, kad augintinis turi ausies uždegimą. Būtinai vertinam vieną pusę ir kitą pusę ausytės. Toliau aš visą laiką mėgstu tiesiog slenkamuoju rankos judesiu nuo galvos, važiuoti ant kojų, pereiname per kojytės, per vieną kojytę, per kitą kojytę, per galinę, per kitą galinę ir ką gyvūnai nemėgsta, bet šeimininkam rekomenduoju padaryti, tai žinoma žiūrėti ir patį šuniuko pilvuką. Tai reiškia pasikeliam, jeigu gyvūnas gulia nugaros, tai žinoma paprasčiau žiūrėti ir apžiūrėdamas pilvuką vėl lygiai taip pat aš glostau, ar nėra jokių guziukų, ar nėra paraudimų, ar nėra nusikasimų. Kaip matote, pas Koko pilvas yra švarus, viskas yra labai lygu ir Koko, mano manymu, išoriškai yra visiškai sveikas augintinis. Atlikti vidaus organų echoskopiją, vidinius tyrimus, tam reikalingas jau veterinarijos gydytas. Bet ką aš dariau dabar va šiuo metu, jūs visi galite pasidaryti namuose, tiesiog apžiūrėti savo augintinį ir tam tikrais atvejais užbėgti įvykiams už akių. Ypač jeigu jūs turite augintinį, kuris yra didelis, turi daug plaukų, tai tie minimalūs guziukai iš tikrųjų būna pasislėpę po plaukais ir jūs to nepamatysit arba pamatote jau šiek tiek per vėlai. Tai glostymas, glostymas ir dar kartą glostymas. Tiesiog kasdieninė rutina, o bent jau kartą per mėnesį rekomenduoju tiesiog nuodugniau apsižiūrėti augintinį. Ir žinoma, mūsų visų turbūt pagrindinis tikslas, kad mūsų gyvūnai būtų mums patys sveikiausi.